Sveiki tamstos, šiandien super siunta iš Kinijos, o super todėl, kad nemokamai. Oho. Tai va, pirma mano siunta, kuri gauta už kanalo, kaip sakant, pasiekimus. Gerbėstas atsiuntė padaryti review. Tiksliau, sako, išsirink, ką nori už $50 ir padaryk review. Tai va, išsirinkau smartwatchą V08 Sokulė, kažkaip tai taip. Net nežinau, iš tikrųjų, tokios firmos, vienintelis, ko jis mane patraukė labai, tuo, kad iš tikrųjų ilgai ieškojau laikrodžių, kuris būtų normaliai atsparus vandeniui. Nes man atrodo, kad smartwatchas, plamai laikrodis yra tas dalykas, kuris turi būti atsparus vandeniui, bet kokiu atveju. Va taip atrodo laikrodukas. Sakyčiau, dėžė visai kieta, tikrųjų visai rimtai atrodo. Tokio sportinio stiliaus pas laikrodukas. Čiuk. Čiuk. Taip. Čia yra įkroviklis. Taip atrodo. Taip. Ir pats laikrodukas. Opa. Su oranžiniu tokiu norėjau su pilku, bet nebuvo. Tai va, labai toksai plastikas iš tikrųjų pakankamai pigus, bet toks malonus iš tikrųjų paimti. Tai anyway, aš manau, nebus labai blogas. Pats laikrodis yra storokas. Čia koks geras centimetras iš tikrųjų sakyčiau. Žiūrėsim kaip ant rankos, bet liktais atrodo neblogai. Taip, žiūrim, ką mes dar turim dovanų. Turim tokį USB kabeliuką oranžinį mažiuką. Ir iš čia dabar tokio komplektacijos nesitikėjau. O taip, dovanuką įdėjo. Ho. Taip, ir turim instrukciją. Instrukciją turim kinietišką. Valio. Avo, yra ir angliška. Va, čia prasideda angliška. Viskas čiki. Galėsim pasiskaityti. Taigi, kaip minėjau, pagrindinis, kodėl aš jį pirkau, tai yra galimybė naudotis jo po vandeniu. Čia įdomi iš ten nuplėšiau, bet yra apsauginė plėvelė, tegul ir būna uždėta. Bandom jungti, tikimės, kad gyvas. Kaip pigiai suskambėjo, battery low. Žodžiu, neilgam jisai pas mus. Ekranas neblogai kol kas dirba, bet testuosimės, tada bus matyti, kaip viskas viduj. Pasižiūrim, ką mes čia turim. O čia statosi microSD kortelė, ne microSD kortelė, o SIM kortelė. Šitas laikrodis gali būti naudojamas kaip telefonas, tai yra visiškai atskirai veikti nuo jūsų smartfono. Jisai galima skambinti iš jo, kalbėti per jį ir viskas taip toliau. Tai va yra heartbeatas, ta prasme pulso matuoklis ir krovimas eina jau per įkrovimo štai tokį. Va, išsijungia jau visai ir viskas. Čia statosi microSD. Tai va, viskas labai aišku, viskas kol kas paprasta. Bandau žiūrėti, kaip viskas veikia ir ar veikia. Ir tada bus matyti rezultatai, darysim tolimesnį review. Taigi, paturėjau šią kokias 4 dienas šitą laikroduką. Galima kažkaip apibendrinti šiek tiek rezultatus. Iš esmės nešiojimas. Pirmą dieną buvo, iš tikrųjų, pasakysiu, nepatogu. O miegoti su juo ir iki šiol nepatogu, šią nakčiai visiškai nusiemu. Taigi, bet kai pamatysit vėliau, kad iš miego matavimo nelabai naudos yra, tai iš esmės nėra problemų ir nusimti naktį ir be jo miegoti. Taigi, šiaip iš principo padarytas yra visai neblogai, tik tai galėtų būti šitas ar siauresnis. Šiek tiek diskomforto yra, bet iš principo nešioti dieną galima. Pats jisai yra pakankamai storas, vėlgi kabinasi visur, iš esmės. Tas irgi toksai yra minusas nešiojant, tai pirmą dieną trukdė, po to kaip ir jau viskas pripratau ir normaliai visai. Turi minusiuką tokį, tarkim, lyginant su Xiaomi,
Xiaomi's pakėlus laikrodį įsijungia valandas parodo. Šitam reikia paspausti mygtuką, arba yra funkcija, kurios pagalba galima jungti nuo judesio, kad veiktų, bet tada praktiškai pastoviai ir veikia. Nesvarbu, kurią pusę pakreipsi, visą laiką įsijungia. Taigi irgi nelabai veikiantis daiktas. Krovimas vyksta pakankamai normaliai, bateriją išmatavau virš 300 machų yra, taigi laiko apie pusantros paros atlaiko, galima taip sakyti, aktyviai naudojantis. Ekonominant, manau, galima ir 3 dienas laisvai išlaikyti. Kraunasi su štai tokiu krovikliu, čia ta micro USB kišasi, taip kad viskas labai patogiai, viskas tvarkingai. Su to problemų kaip ir nematau, kraunasi, tiesą sakant, gana ilgai, kokias 2-3 valandas kažkur taip, kiek teko pastebėti. Taigi, einam prie pačių funkcijų. Štai taip atrodo pas mane dabar šitas uždėtas. Iš esmės galima pasikeisti ciferblatą. Gali būti toks ir gali būti toks. Viskas. Visi variantai kokie yra. Taigi, galbūt gražiausiai šitas atrodo iš tikrųjų, bet tas yra informatyvesnis, nes rodo baterijos, kiek yra likę, ryšį rodo, ar viskas prisijungia ir taip toliau. Funkcijos. Perėsiu turbūt per visas funkcijas, pakankamai nemažai yra ir veikia visos ne taip, kaip tikėjausi, taigi manau, kad bus verta pasižiūrėti. Taigi, adresų knygutė. Čia dabar yra įdėta kita kortelė. Iš esmės jisai veikia kaip telefonas šiuo metu, bet to pačiu galima pasižiūrėti ir Bluetooth'o telefonus kontaktus. Jokių problemų nėra. Tik tai, tarkim, kaip prieiti prie Z raidės, tarkim, tai yra, kažkokia fantastika. Tai čia gali 10 minučių taip eiti, jeigu daug kontaktų. Vidiniai korteliai šiuo metu telefono nėra, bet irgi jeigu būtų viskas tvarkingai, galima žiūrėti ir skambinti. Galima rinkti telefoną, jokių problemų. Šiaip ekranas veikia labai neblogai, taigi galima, kaip sakant, paspausti tai, ką planavot. Nėra taip, kad ten spaudžiasi bet kas. Iš esmės viskas tvarkingai veikia. Kaloksai, viskas tvarkingai, arba pasirenkat vietinės kortelės, arba per Bluetooth'ą. Pasižiūrit, kas buvo. SMS-ai sinchronizuojasi, viskas tvarkoja, taip pat įrašyti galima. Tas smagu. Taip. Kas man grįžti nori. Bluetooth'o muzika. Iš tikrųjų veikia per telefoną, labai tvarkingai, viskas reguliuojasi, naudotis galima, gera funkcija. Remote Capture įsijungia telefonę kamerą, bet, nelabai kokybė gaunasi ten žodžiu, tai iš principo naudotis galima, jeigu norit nusifotkinti su Hebra, kažkur pasidėję, tai telefoną naudotis galima. Bluetooth Connection tiesiog duoda įrenginius, su kuriais bus prisijungta. Notifieris. Čia yra toksai, kaip sakant, informavimui iš telefono ateina pranešimai. Pradžiai buvo labai annoying, nes iš esmės užstačiau, tarkim, timerį ant telefono ir kadangi kas sekundę pasikeičia pranešimas pačio telefono, čia suvibruoja, supypsi ir sako, laikas pasikeitė. Bet viskas tvarkingai labai išsijunginėja visi pranešimai, galima atjungti tam tikrus appsus, kad jie neduotų pranešimo. O šiaip eina praktiškai visi ir Facebookai, ir mailai, ir viskas eina. Tas yra smagu ir galima pasiskaityti iš karto. Pedometras veikia labai durnai, reikia paspausti startą, kad veiktų. Tai va, žodžiu, kiekvieną dieną, jeigu nori, tai ryte įsijungiat ir tada matysit, kaip vyksta. Šiaip lyg tai skaičiuoja, bet labai annoying tas jungimas, tai netgi to ir, kaip sakant, nedariau, nenaudojau. Sleep monitoringas irgi taip pat tūpai veikia, reikia paspausti start, kada einat miegot ir stop, kada išjungit. Parai palikau, jisai paskaičiavo, kad aš parą miegau. Toks labai protingas daiktas. Heart rate'as panašu, kad veikia tvarkingai iš tikrųjų, palyginau su Xiaomi, tai panašiai parodė rezultatus. Taigi naudotis galima. Taip pat yra toks įdomus maudas, kad repeatas. Tai jisai visą laiką rodo tau dabartinį pulsą.
pastoviai matuoju. Tai tarkim sportuojant ar dar kažkur yra visai naudingas daiktas. Sėdėjimo priminimas, tarkim, jeigu norit, kad primintų, kad labai ilgai sėdit, niekad man nesuveikia normaliai, nesupratau, kaip jisai veikia, žodžiu, užtačiau ir 30-60 minučių, kažkoks irgi pravala šitą funkciją. Na, stopwatchas, tai čia viskas kaip ir aišku, kalkuliatorius, kaip minėjau, ekranas veikia, taigi iš esmės teko pasinaudoti, viskas ok. Aliarmas, neišbandžiau iš tikrųjų, neprireikia, nenaudoju labai praktiškai, tai kaip sakant, vaikas prižadina, kai reikia, tai va, tai nepasinaudojau, bet turėtų veikti normaliai. Pagal tokios funkcijos, tai vibracija pakankamai stipri yra, užtenka jos, garsas irgi, galima atjungti, galima įjungti. Ir garsą reguliuoti, tai viskas tvarkoja. Find My Device veikia, išbandžiau, jeigu yra Bluetooth'as, tai savo telefoną susirasit, be problemų. Quick Response čia yra apps atsisiųsti, kalendorius, galit pasižiūrėti, iš tikrųjų visai naudingas daiktas. Siri nebandžiau, čia aš nekėt su šito daiktu, bet nemanau, kad tas yra aktualu. MUI tai yra tiesiog user interface'as, kokios spalvos bus, bet sakyčiau, kadangi oranžinis aplinkui, tai kažkaip oranžinis man gražiau atrodė. File Manageris galima vaikščiot pasižiūrėti, kas yra, va, kaip matot, yra 1 megabaitas realiai atminties, visas yra laisva, bet nelabai žinau, kam čia to reikia. Nustatymai. Yra Bluetooth'o nustatymai, tai išjungti, žodžiu, kad matytųsi ar nesimatytų. Matytų šitą įrenginį. Laikrodis sinchronizavimas, viskas standartiškai. Garsai reguliuojasi, galima tik tai vibraciją įjungti arba vibraciją su skambėjimo, pirmą vibruot, po to skambėti, žodžiu, pakankamai platus nustatymas, viskas ok. Ringtonai yra 3, bet reikia atsijungti nuo Bluetooth'o, tai ten iš esmės viskas, kas įsiūta, tas ir yra. Taip pat ir notification tonai yra 3. Taip, tada garsai. Garsai reguliuojasi multimedijos, skambėjimo ir notifications atskirai, taigi galit pasigarsinti, pasitildyt. Tas yra labai malonu, nes iš tikrųjų pakankamai garsiai dirba jisai, ta prasme, kad garsas yra pakankamai didelis jo, taigi kartais taip iš tikrųjų net išgąsdina, kai jisai pradeda skambėti. Taip, displejus. Galima padaryti, kad 4 appsai matytųsi, arba kad 1 appsas matytųsi. Šviesumą reguliuoti, aš čia nustatęs mažiausią, galim pasididinti, kad būtų. O net pamažinti, net per daug iš tikrųjų. Pakankamai ryškiai iš tikrųjų ekranas ir diena prie šviesos labai gerai matosi, jokių problemų nėra. Tai mautas nusireguliuoja, kokie ilgumo bus. Motion, tai va čia kaip minėjau, tas yra, kur nuo tam tikrų veiksmų įsijungia, tarkim, ekranas. Arba galima pakračius atmesti yra skambėjimą. Žodžiu, visokie tokie veiksmo, bet visus aš juos išjungęs, nes veikia tai taip neįtin gerai. Magic Voice neįsiaiškinau, kas yra. Kažkokie tai... Čia gal tą Siri naudojant iš tikrųjų būtų aktualus tas Magic Voice. Taip, kaip faina, va, laikrodis turi flight modą, va taip, netgi tai būna šiais laikais. Appsai, nežinau, nieko neduoda instaliuoti. International, čia nusireguliuoja kalba, sinchronizavimas, bet duoda tik tai anglų kalbą, kitų kalbų kaip ir nėra. Tai va, ir nuresetinti visus duomenis galima. Taip pat yra Power Saving modas, tiesą sakant, jo dar nebandžiau. Manau, su juo įjungtų galima būtų pakankamai ilgai išgyventi su juo. Nes bateriją išmatavau dydį, kaip minėjau, 300 su viršum yra, tai nemeluoja ir iš tikrųjų pakankamai galinga jinai yra. Šiandien ir vakar krovau, mažai naudojus, iš tikrųjų tai dar pusė baterijos yra. Tai sakyčiau, kad 3 paras tikrai gali išgyventi. Taigi, reziumė iš esmės. Beje, yra appsas ant telefono, kuris reikalingas, kad jisai sinchronizuotųsi ir permetinėtų visus pranešimus. Bet iš esmės ten nelabai yra ir ką rodyti, labai bugovas appsas, sunkiai veikia, kadangi miego režimo praktiškai nematuoja, žingsnių taip pat, tai naudos iš jo nelabai daug yra. Tai iš esmės tik tai instaliuotas, kad susirištų ir kad permetinėtų jums
visą informaciją čianai. Taigi, toks vat daikčiukas, na ir pagrindinė jo, kaip sakant, fiškė yra prieš kitus panašios kainos telefonus, laikrodžius telefonus, gal taip tiksliau reiktų pasakyti, tai yra atsparumas vandeniui. Nu ką, reikia išbandyti, kaip eina. Pradžiai taip, tegul iš visų pusių gauna. Pum, pum, pum. Ir kita pusė. Kol kas veikia. Ekranas, aišku, neveikia. Kažkur užstrygo. Burbuliukai neina. Čia jau, kaip sakant, yra gerai. Taip. Sausinam. Svarbiausia ekraną. Op. Nu ką, viskas veikia. Super duper. Tai va. Nu ką, čia, kaip sakant, pagrindinis jo dalykas yra, jeigu reikia atsparaus vandeniui laikrodžio, kas, sakyčiau, yra būtina, nes, na, pastoviai vis tiek trauksi kažką į vandenį, grūsi, plausi indus, stipriau vandens papuls ir šakės telefonui, jeigu jisai kainuoja bent, ten, nežinau, 30 eurų, nu gaila, kaip be būtų gaila. Nes, va jau, palaidotas, viskas, nebegyvas daiktas, vandens gavo, pamiršau, kad su laikrodžiu ir yra įkišau, kaip sakant, ir viskas, nebėra. Tai va, tai šitas tokios problemos neturės, tai jo yra didžiausias pliusas. Dėl kalbėjimosi, iš tikrųjų, sakyčiau, kiek man sakė, kad kokybė yra labai nebloga, niekas niekada nesakė, kad negirdžiu, ar kažkas tai dar blogai, viskas puikiai girdėsi, taigi iš tos pusės, jeigu reikia, kaip sakant, naudot kaip telefoną šitą daiktą, arba nenori traukti iš kišenės, tai jums paskambinus parodys, kas skambina, galėsit pakelt, pašnekėt, padėt, jokių problemų nėra. Netgi iš čia pat paskambinti. Taigi, pasižiūrėkit jūsų prioritetus, jeigu reikia atsparumo vandeniui, jeigu reikia paskambint, pašnekėt su laikrodžiu, tai įmanoma tikrai su šito daryti. Jeigu norit visų papildomų funkcijų, tokių kaip miego režimo stebėjimai, pedometrai ir taip toliau, tada šitas laikrodis nėra tam tinkamas. Tai va, toksai review šiandien. Dėkui, kad žiūrėjot. Subscribinkit kanalą ir iki greito.